Sol FM. Sveiki, taigi sugrįžtam, sveiki vėl sugrįžę į Sol FM, tikiuosi klausotės, tikiuosi domina ir tęsim su ateiviais ir su skraidančiom lėkštėm. Šiek tiek ir man pačiam juokinga tą pasakyti. Lėkštės skraidančios lėkštės, ateiviai, tokie dalykai. Išties atrodo juokinga, kaip pats pasakai, bet o jeigu tai tiesa? Aš tikiuosi, kad, matot, šios laidos esmė apskritai, šios radijos stoties esmė yra sudominti ir, atverti tai galimybei žmogaus, kiekvieno žmogaus galbūt proto ir nuomonės galbūt. O ne bandyti tikint, kad mes neieškom sektantų, mes nesiekėm, kad jūs tikėtumėt skraidančiom lėkštėm, bet mes tikimės, kad jūs atsiversit tai galimybei, kad galbūt mes ne viską žinom. Ir galbūt vis dėlto mums reikėtų dažniau žiūrėti dangų. Taigi, užbaigėm šiek tiek su pačia istorija tų visų skraidančių lėkščių ir to pačio fenomeno ir šiek tiek atsiskleidžiau, atsivėriau ir pats pasakiau, kaip keliavo ir mano, sakykim, ta nuomonių kaita. Aš labai buvau kritiškas šitam dalykui, bet su laiku šiek tiek atsivėriau tai galimybei, kad galbūt reikia skirti daugiau dėmesio ir laiko ir kašto, galbūt ištirti patį šį fenomeną, kad būtų išsiaiškinta galų gale, ar tai visiškai fantazija, ar vis dėlto slypi kažkiek tiesos. Ką aš norėčiau pasakyti tiem, kurie iki šiol galbūt netiki tuo dalyku, aišku, tikiu, kad yra asmenų, kurie sakys, tiesiog Pauliau, man reikia daugiau mėsos, sakykime, man reikia daugiau, realybės, parodyk man tą skraidančią lėkštę, parodyk, kaip tie ateiviai atrodo, ar mes turim tokią medžiagą. Grinai tokio kaip ateivio kūno, aš negaliu pasakyti, kad yra tokia reali foto, kokia nuotrauka padaryta, žinoma, galbūt galit rasti tas netikras tokias, sakykime, meninės galbūt nuotraukas internetu, tiesiog paprasčiausiai paguglinę ir panašiai, ir tikiu, kad galite rasti ir daugybę tų vaizdo įrašų, to žymausiaus Roswello ateivio skrodimo, tarkim, video. Jeigu jūs jo nematėt, tai YouTube'e jis yra paplitęs, jisai yra žymusis, berods 90-ojo dešimtmečio, praėjusio amžiaus 90-ojo dešimtmečio labai žymus netikras vaizdo įrašas, bet vėlgi to paties vaizdo įrašo kūrėjas bent jau sako, kad jisai rėmėsi tikrų šaltinių. Tai yra, jisai nori pasakyti, kad jisai atkūrė tą filmą, jisai nesukūrė kaip fantaziją, bet jisai atkūrė tą filmą, kadangi jam buvo parodytas originalas. Tai čia vėl šiek tiek pamastant apie tai. Taigi, kad tęsiant, ką aš noriu pasakyti, tai šiom dienom šis fenomenas, ta prasme, išgarsėjo dar labiau, kadangi vyksta tam tikri įdomus dalykai, nežinau, ar domėjotės ar ne, bet tiesiog, ką paminėsiu, tai vienas labai žymus, įdomus galbūt personažas, dabar labai išgarsėjęs, visame šitame reikale pasirodė ir tiesiog pradėjo liudyti viešai apie tikimybę, kad tiek skraidančios lėkštės, tiek tie pilki žmogeliukai, tiek tie ateiviai apskritai egzistuoja, tie dalykai yra realūs ir tikėtina, kad jie, buvo realūs jau labai ilgą laiko tarpą apskritai su žmonėm. Apie ką aš kalbu, tai aš kalbu apie neperseniausiai vykusius pokalbius, sakykime, Jungtinių Amerikos valstijų. Ta sistema yra gan sudėtinga, aš negaliu jos paaiškinti, bet jie turi tokius kaip ir dviejų namų, sakykime, principą, tai yra kongresas ir berods dar vienas, sakykime, namas, taip sakykime, tai vienas personažas šios istorijos, tai aš kalbu apie tokį Davidą Grušą, gal jį taip pavadinkim, vadinkim jį tiesiog Deivą arba Deividu. Jisai prisistatė kaip toksai, kaip ir buvęs armijos galbūt tam tikras atstovas, jisai dirbo su įslaptinta informacija, jisai prisistato kaip žinantis, apie ką šneka, tam tikras veteranas, sakykime, ir jisai pasakė, kad paprasčiausiai jam tapo žinoma, jo tarnybos metu jam tapo žinoma, kad valstybė apskritai, kurią jisai tarnauja, tai Jungtinės Amerikos valstijos, JAV, slepia tam tikrą technologiją, kuri yra nežemiško pobūdžio. Tai yra nežemiška technologija. Jisai tą pareiškė viešai davęs priesaiką. Ta prasme, jis apskritai davė priesaiką ir jisai viešai tą paskelbė kongresui, kad taip, tai yra tiesa, kad jam tapo žinoma, kad tokia technologija egzistuoja, kad JAV skiria tam tikrą lėšų dalį apskritai biudžeto, juodojo, sakykime, biudžeto lėšų į tuos projektus, kurie yra skirti grinai atvirkštiniai inžinerijai atlikti, tai yra, kad paimtų tas
sakykime, rastų tas lėkštes, jas atkurtų ir išmoktų naudoti. Ką aš noriu tom pasakyti, kad ką Deivas bando paaiškinti, kad tos lėkštės nėra kažkokia naujovė, jos buvo rastos labai seniai. Taip, iš esmės ateiviai skraidžioja, sakykime, žemėje, jie atsitrenkia į žemę, tos lėkštės vėliau yra randamos ir didžiosios valstybės, jos radusios šitokius dalykus, jie juos pasiema ir bando atkurti. Tokia yra esmė. Tarp tų lėkščių kartais būna randami lavonai, gal taip pasakius. Ir tie lavonai, žinoma, būna ne žmonės. Jie būna, tie pilki žmogeliukai su dideliam akim ir dideliam galvom. Tai čia yra šiek tiek keista, ta prasme, išgirst tą iš armijos veterano ir vėlgi, kaip ir minėjau, ta mėsa, ta prasme, jisai neatėjo su kažkokiais vaizdo įrašais ar kitokia filmuota medžiaga, radaro informacija ar nuotraukomis, jisai atėjo, kaip tam tikras armijos atstovas. Aš nelabai, prisipažinsiu, mėgstu tokių istorijų, nes man jau užtenka girdėti liudijimų, aš labai noriu pamatyti, ta prasme, tos dalykus, tos neįtikėtinus dalykus. Mane nervuoja, kad aš išgirstu dar vieną istoriją ir man daugiau tai pradeda skambėti kaip užvedimas ant to kelio, tas toksai daugiau vos nepopuliarumo norėjimas, bet kartu ir tam tikra dalis man jie nori tikėti tom, ką sako Deivas. Deividas, manau, kad nemeluoja gal šiuo atveju, bet tai, kaip jisai kontroliuoja dabar šią situaciją, man yra šiek tiek mistika. Nežinau kodėl, aš iš ties bijočiau, jeigu, tarkim, įsivaizduoju, kad tu dirbi su tokia slaptinta informacija, nors tu ir gauni leidimą tam tikrą jos dalį atskleist, bet tu sakai tokius dalykus, dėl kurių tau gresia, tavo gyvybė apskritai gresia pavojus. Ką Deividas apskritai tose kongreso susirinkimuose paskelbė, tai yra, kad iš esmės valstybė, ta prasme, jų valstybė JAV, ne vieną asmenį yra nužudę. Ta prasme, buvo skyrę tokių, sakykime, tokią sankciją, įsivaizduojate. Ta prasme, kad ne vienas pilietis buvo iš esmės tiek psichologiškai, tiek fiziškai sužalotas ir kai kuriais atvejais net ir nužudytas, kad siekiant paslėpti visą šitą dalyką, tas randamas lėkštės, sakykime, kurios yra nukritusios kažkur žemėj ir visą tą atvirkštinę inžineriją, visus tos slaptuosius projektus. Nes savaime suprantama iškyla tas klausimas, kad jeigu čia yra taip slapta, kodėl neatsiranda daugiau žmonių, kurie tiesiog atskleidžia visą informaciją. Ir šiuo atveju Deividas ir buvo šiais metais būtent tas žmogus, kuris bando atskleisti viską. Dabar dar vienas dalykas, kas man nepatinka iš šio istorijos, yra tai, kad jisai, nors jis ir davė priesaiką sakyti visišką tiesą, ką jisai sakys, problema yra tame, kad jisai nenukentėjęs, jeigu pasitvirtins, kad vis dėlto tai yra melagystė, ką jisai pasakė. Dėl ko? Dėl to, kad tai, ką jisai pasako, yra ne tai, ką jisai matė, bet tai, ką kiti matė. Jisai dirbdamas, bent jau savo tarnybos metu, jisai išgirdo tokias istorijas iš savo kolegų. Ir bent jau jisai davė suprast, kad jisai matė ir dokumentus. Ar tie dokumentai buvo realūs, o ne fiktyvūs, jie nebuvo suklastoti, mes nežinom. Mes apskritai nieko neturim. Iš jo pusės viską, ką mes turim, tai vėlgi jo istorijas, kad jis tarnybos metu išgirdo tam tikrų dalykų, apie kuriuos jisai dabar viešai ir kalba. Tai vėlgi, aš noriu tikėti juo, bet tuo pat metu man šiek tiek tas skepticizmas vis dar liko, kad o jeigu jisai tiesiog bando nukreipti dėmesį, o jeigu jisai tiesiog meluoja, mes nežinom. Gal jis nori tiesiog parduoti savo kokią nors knygą. Gal čia tiesiog verslas tam tikrą prasme. Bandymas išpopuliarėti, mes nežinom. Tai vėlgi dėl tos mėsos visos. Tai kaip minėjau pačioj pradžioj, mes turim tos 3 garsiuosius vaizdo įrašus iš armijos. Sakykime, ką jie mums leidžia suprasti, kad mes nežinom, kas tai yra per objektai ir vėlgi JAV lygiai taip pat sako, kad jie nežino, kas tai yra per objektai. Ką tai demonstruoja, tai kad iš esmės arba armija nežino, ką jie, sakykime, filmuoja ir fotografuoja ir jie iš ties nėra labai kompetentingi asmenys, kurie ten, sakykime, nukreipia savo radarus į paukščius ir fotografuoja tokius dalykus, arba ta armija bando tiesiog parodyti, savo technologinius gabumus, kad pažiūrėkit, mūsų radarai gali užfiksuoti skrendantį paukštį, arba gal vis dėlto mes pamatom vis dėlto mes pamatėm galbūt skraidančias, nebūtinai lėkštės, bet skraidančius tiktakus, nes vėlgi, kaip paminėsiu, tos formos tų skraidančių laivų, jos gali būti visokios, tai šiuo atveju tiktakas kaip pavyzdys.
tai viskas gali būti, viskas ir niekas, mes nežinom, kas tai gali būti iš tiesų. Bet tai yra išties įdomus dalykas ir, kadangi mes žinom ir turim medžiagos kažkiek, tai iškyla tas klausimas, ar gali būti kažkiek daugiau tiesos tame visame dalyke su tais ateiviais ir tais, atvykimais iš kitos, nežinau, planetos ar kitos žvaigždyno, mes nežinom. Bet vėlgi, matot, daugybė yra istorijų ir aš apie tai kalbėsiu tikrai, tik dėja ne šiandien, aš tik bandysiu jūs susivilioti, žinokit, kitom savaitėm, kad prisijungtume pasiklausyti, bet kaip pavyzdys pabandyčiau, suvilioti su kai kuriom istorijom, kurios pasikartoja ir kad tiem, kai kuriom istorijom, ta prasme, ką aš turiu omeny, tai bandau suvilioti su tam tikrom istorijom, kurios yra išties nepakartojamos ir kurios išties, iškelia tą klausimą galvoj, kad galbūt kažkas yra daugiau ir kad galbūt vis dėlto galbūt tie ateiviai ar tos skraidančios lėkštės yra išties ten. Tai kaip pavyzdys pabandysiu apipavidalinti, porą tokių smulkių istorijų, tai kaip pavyzdys 2002 metais, 2003 metais čia tame tarpe, tarp 2 ir 3 metų, toksai vienas anglų žmogelis, norėjau sakyti, pilietis, Gary's McKinnonas, jisai sugalvojo būdą, kaip įsiveržti į NASA's kompiuterius. Tai kaip tą pavyko jam padaryti, aš nesu labai techniškas žmogus, bet jam pavyko tą padaryti. Jisai yra išties išmanus žmogus, čia yra tiesa, jisai išties įsiveržė į NASA's kompiuterius. Ką jisai rado, jose išlieka mistika, bet bent jau jo teigimu jisai bandė surasti tam tikrą informaciją apie atsinaujinančius energijos šaltinius, sakykime, apie galbūt nemokamą energiją, kažką panašaus. Jisai ieškojo tam tikrų irgi dalykų, sakykime, irgi keistenybių, kurių galbūt net nėra pasaulyje, bet jisai bandė surasti tam tikrą atsakymą į kokią nors paslaptį, bet būtent tame NASA's kompiuteriai. Vietoj to Gary's McKinnonas, ką jisai rado keistą nuotrauką jo teigimu, kuri atrodė lyg virš žemės skrendantis kažkoks objektas, kuris buvo cigaro formos. Jisai nespėjo to išsisaugoti savo kompiuterį, jisai nespėjo nieko padaryti ir jam iš karto jo sakykime, prieiga prie to nulaužto NASA's kompiuterio iškart panaikino. Jisai buvo pastebėtas. Po tokio pastebėjimo Gary'ui kilo didžiulė atsakomybė. Kaip žinia, įsilaužimas į tokius kompiuterius, ypač po rugsėjo 11-2001 metų, tai buvo prilygintinas vos ne kaip ir terorizmui. Sakykime, Jungtinės Amerikos valstijos labai dėjo didelės pastangas apsaugoti, sakykime, savo kompiuterius. Tai yra gan keista, kad vienas anglas sugebėjo įsilaužti į vieną iš jų, sakykime, NASA's kompiuterį. Ir vėlgi, ar Gary's išties pamatė tą cigarą, ar jis pamatė labai, nes jo teigimu tai buvo labai geros kokybės, ta prasme, nuotrauka. Vėlgi, tais laikais internetas nebuvo labai greitas, jis nebuvo šviesolaidinis, sakykime, tai jam dar reikėjo ilgai palaukti, kol užkrautų tą nuotrauką, bet nežinau, kodėl Gary's, būdamas toks protingas ir įsilaužęs į kompiuterį, nesugebėjo ir išsisaugoti nuotrauką, sakykime. Bet vėlgi, ar jis ką matė ar ne, išlieka mistika, ką jis išties matė. Aš nežinau, ar linkęs esu tikėti juom ar ne, bet man šita istorija tampa keista tuom, kad koks skirtumas, kad tu, sakykime, įsilauži į kompiuterį ir kodėl tavo atsakomybė turi būti tokia didžiulė, nes jam grėsė išties, ta prasme, nesmulki bausmė, jį vos neekstraditino, ta prasme, jį vos neišvežė į kitą valstybę, kad jis būtų nuteistas. Nes taip jisai padarė tam tikrą, sakykime, tarptautinį nusikaltimą, bet iš esmės, ką jisai padarė, tai jis tiesiog įsiveržė į kompiuterį, jisai kažko ten daug labai nepridarė, nes tai tenais taip paliko tokias, žinutės, kurios buvo gal šiek tiek, grasinančio pobūdžio, gąsdinančio pobūdžio, bet pats kaip žmogus jisai nieko nepadarė. Dabar galų gale kas atsitiko, tai pačiai istorijai, Gary'o istorija buvo neigiama, kad jisai nieko, žinoma, nematė, kad NASA neturi jokios nuotraukos, sakykime, nesaugo nieko nežemiško ir panašiai. Jie pavadino Gary'u tokiu kaip ir, sakykime, nelabai sveiko proto žmogum, kuris vartoja daugybę vaistų, kuris yra keistas ir panašiai. Ir iš esmės čia yra dažnai pasikartojanti istorija, kad jeigu tu esi vienas iš tų žmonių, kuris bando atskleisti kažkokią tiesą ir panašiai, dažniausiai į tave žvelgs kiti kaip į tą keistuolį, tą išprotėjusi. Ir čia yra ta tokia problema, kad dažnai čia yra viena iš tokių technikų, sakykime. Įsivaizduokit, kad jūs turit, nežinau, jūs dirbat su labai įslaptinta informacija, jūs staiga randat skraidančią lėkštę, jūs norit tą paskelbti ir jūsų buvęs darbdavys paprasčiausiai pasakytų, kad jūs esat išprotėjęs ir iš esmės sugeba įtikinti visuomenę
nes kadangi jūsų tas buvęs darbdavys yra aukštesnio, sakykime, statuso, kaip juridinis asmuo yra aukštesnio statuso, negu jūs, kaip tas eilinis tarnautojas, jūs gali įtikinti ne jūs, bet apskritai visuomenę aplink jūs esančią, kad jūs esate išprotėjęs, kad jūs vartojat galbūt kažkokius vaistus ar panašiai. Nors jeigu nueisim ir pasižiūrėsim, kaip Geris šneka, tarkim, yra jo pilna interviu, jisai šneka kaip normalus žmogus, jis nėra kažkoks paranojakas ar išprotėjęs. Man šiek tiek rūkščiai nuėjo visa ta istorija jo, nes atrodė lyg išties iš jo buvo bandoma padaryti tokį keistuolį, vos neišprotėjusi žmogų, kuris prisigalvoja istorijų, melagis, sakykime, šarlatanas, kuris prisigalvoja istorijų, vien tik susiekiu, to prasme, išgarsėti. Jam nepavyko kažkaip išgarsėti, jisai dar kaip tik liūdnai pagarsėjo, kaip tas, kuris bandė, įsilaužti į NASA's kompiuterius. Bet ar tai yra išties toks didžiulis nusikaltimas, dėl kurio ant tiek jam reikėjo pačiam Geriui kentėti, nes, streso buvo nemažai, jisai buvo teisiamas. Bet čia yra viena iš tų dalių, kad vis dėlto, ką Geris matė, mes nežinom, bet ar jis galbūt kažką matė, čia jau turim išsiaiškinti iš pačio Gerio. Bent jau valstybė sako, kad jis yra išprotėjęs, o pats Geris sako, kad jis yra sveiko proto. Kuo mes pasirinksim tikėti, priklauso jau nuo mūsų, aš tą palieku jum. Aš tikiu daugiau galbūt faktais ir duomenim. Būtų buvę gerai, jeigu Geris būtų nufotografavęs, nežinau, kažkokiu būdu išsaugojęs tą nuotrauką, kurią jisai matė. Todėl šiek tiek gaila, kad jisai to nepadarė. Bet aš pradedu galbūt tikėti šiek tiek Geriu, kad jis kažką matė. Galbūt nebūtinai ten buvo NSO, ta prasme, kažkoks cigaras, bet gal jis kažką vis dėlto buvo atidaręs. Labai jautraus, sakykime. Tai taip. Tęsiant su tuo, vienas iš... Čia galbūt net pabaigai sakysiu, nes jau laida eina į pabaigą ir aš atleiskit, kad tiek daug šiandien užimu laiko, bet vėlgi labai daug įžanginė šita tokia NSO laida. Bandau sudominti jūs. Pabaigai galbūt norėčiau sudominti jūs su tokiu vienu dokumentu, kuris vėlgi pagarsėjo kaip tikėtina realus dokumentas. Tai yra Eriko Deiviso ir admirolo Wilsono memorandumas. Kaip žinia, memorandumas tai yra tokie daugiau kaip užrašai, kuriuos žmonės pasidaro siekiant prisiminti ką nors ir panašiai. Tai kuom tie užrašai yra svarbus ir įdomus yra tai, kad juos galite rasti Jungtinių Amerikos valstijų kongreso oficialiam puslapyje, tai yra išties užarchyvuotas dokumentas, tas ūkiškai tariant PDF-as, jį galima įsijungti ir rasti. Tame memorandume yra kalbama apie, tas memorandumas yra realiai pokalbis dviejų asmenų, tai yra to paties Eriko Deiviso ir admirolo Wilsono. Tai pats Wilsonas, admirolas, jisai bando jisai yra tikras žmogus. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad tai nėra išgalvotas kažkoks memorandumas, kaip ir minėjau, tai yra oficialus realiai dokumentas, kurį galite rasti apskritai bet kuris, kas nori, kongreso oficialiam puslapį. Jisai yra išties užarchyvuotas, jis nėra netikras, bet ar tai, kas yra rašome tame dokumente, yra tikra, aš nežinau. Nes pats Wilsonas, ta prasme admirolas Wilsonas, jisai nurodė, kad tai yra netiesa, žinoma, bet ką jam daugiau daryti šiuo atveju. Ta prasme, jeigu staiga pagarsėja tas dalykas, kad tu esi tas, kuris išplepėjai viską. Ką jisai nurodė, tai admirolas Wilsonas, jisai nurodė, kad viskas, kas yra užrašyta tame dokumente, yra netiesa. Tai kad suprast, kas yra užrašyta tame memorandume, tai reikia iš karto save įsistatyti tas, neutralumo galbūt pusę, kad aš nežinau paprasčiausiai, kas iš tikrųjų įvyko. Tai mes turim kažkokį dokumentą, jisai randasi kongreso oficialiojoj svetainiai ir tame dokumente aš matau pokalbis, aprašytas, užprotokoluotas, sakykime, pokalbis dviejų asmenų. Vienas iš tų asmenų yra tas pats admirolas, kuris dabar jau viską neigia. Tai pirmą reikia perskaityti atidžiai, ką jisai parašė. Tai vėlgi, tenais yra, kaip ir minėjau, dviejų asmenų pokalbis. Jame Erikas Deivisas, sakykime, kalbasi su Wilsonu, pokalbis yra apie viską realiai, bet esmė yra pokalbio, kad Wilsonas atskleidžia tam tikrų dalykų apie patį fenomeną, apie patį tą skraidančių lėkščių fenomeną. Tai ką jisai pats apskritai, pats dokumentas yra apie 15 puslapių berods. Kas tenais yra atskleidžiama, tai yra iš esmės, kad Wilsonas pasako, kad yra slapta programa pačio Jungtinių Amerikos valstijų
viduje, sakykime, yra slapta programa, prie jos nėra prileidžiami jokie žmonės praktiškai, o tik tais tam tikri atrinkti žmonės, jie yra atrenkami per labai atsargę kažkokią atranką, kurios mes nežinom, sakykime, niekas, bet realiai, kaip pavyzdys, prezidentas nėra asmo, kuris žino kažką. Tiesioginė to žodžio prasme, prezidentas kaip šalies vadovas, sakykime, savo, jisai nieko nežino apie šias programas, arba jeigu jisai kažką žino, tai jam, ta prasme, informacijos jisai negali daugiau pasiekti, jam yra blokuojamas visi prašymai ir panašiai atskleisti papildomą informaciją, sakykime, ar duoti susipažinti su tą informaciją, kas yra išties keista, nes, kaip žinia, prezidentas, jisai turi turėti tą tokią kaip ir teisę, sakykime, susipažinti su valstybės paslaptim. Bet čia šiuo atveju valstybės paslaptis yra antiek svarbi, antiek slapta, kad su ja susipažinti negalima, paprasčiausiai prezidentui. Tai admirolas tą ir pasako, kad iš esmės yra tam tikra paslaptis, tam tikros paslaptys valstybėje, kurių negalima sužinoti net aukščiausiam valstybės pareigūnam. Jie yra užrakinti. O klausimas tada iškyla, kam yra galima su šia informacija susipažinti. Tai yra tam tikri asmenys Pentagone, sakykime, tam tikri darbuotojai, jų pavardžių vėlgi nieko negalima rasti realiai tame dokumente, apie pavardės nėra kalbama, bet esmė yra, kad tai yra tam tikri darbuotojai dirba su tomis programomis, tai yra programos, kurios yra skirtos konkrečiai tai minėtai mano anksčiau atvirkštiniai inžinerijai atlikti. Tai yra pats Wilsonas, ką jisai pabrėžia, tai kad iš esmės jau nuo seno buvo randamos skrendančios lėkštės, jos būdavo nukritusios, sudužusios, ir jas Jungtinių Amerikos valstijos, apskritai tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tos didžiosios 5 valstijos, galbūt, sakykime, valstybės, ten, kaip žino, tas apskritai, kaip čia dabar jums labai viską paprastai išaiškinus, labai, kai aš noriu viską pasakyti, tai dažniausiai kyla ten tų daugybė, ta prasme, neiškumų. Esmė yra, kad įsivaizduokit 5 akys, yra vadinamoji 5 akių, ta tokia kaip ir jungtinė 5 valstybių organizacija, jos vadinosi kaip 5 akys, tai tos 5 akys yra Jungtinės Amerikos valstijos, Australija, Kanada, Naujoji Zelandija, ir Jungtinė karalystė. Palaukit, pasikartosiu, tai berods Jungtinė karalystė, Jungtinės Amerikos valstijos, Naujoji Zelandija, Kanada ir Australija, taip, tai 5. Tai 5 akys, jos taip vadinasi. Tai tos 5 akys, jos realiai yra tos valstybės, 5 akis sudarančios valstybės, kurios jų agentūros, kurių uždavinys yra pagrindę rinkti informaciją, slaptą informaciją, jos susivienyje siekdamos, ištirti visus įmanomus liudijimus apie matytas lėkštes, matytus nukritimus tų lėkščių ir panašiai, ir jie siekia, naudodami tą juodąjį biudžetą, ta prasme, panaudoti jį, iškapstyti visas tas lėkštes, jas susirinkti ir atvirkščiai suinžinieriuoti, sakykime, tokius pat aparatus. Tai tą bando pabrėžti pats Wilsonas. Ir vėlgi, kaip ir minėjau, čia oficialus dokumentas, jį galite surasti. Jame Wilsonas apie tą pasakojo, kad tai realiai yra daroma jau dabar, ta prasme, jau nuo seno, apskritai jau nuo tų, kaip ir minėjau, 47 metų, jau nuo seno ir toliau. Ir kad ypač JAV deda visas įmanomas pastangas surasti kiekvieną nukritusi tokį laivą, kosminį laivą, sakykime, ir iš jo sukurti, jį perkurti taip, kad jį būtų galima naudoti ir mum. Bet čia tikėtina ne mum, tai kaip man ir tau, bet grinai armijos reikalam kaip ginklas, sakykime. Dabar klausimas, iš kur tos lėkštės atsirado, kas jas valdo ir panašiai, iš šios klausimus admirolas negalėjo pasakyti. Bet admirolas pasakė, kad yra tam tikros tos kompartmentalizuotos programos, gal taip sakykime, kurios yra labai uždaros, viena nuo kitos išsiskiriančios, tos stalčiuose, atskiruose stalčiuose esančios programos, kurios yra skirtos grinai su tuo tikslu surasti tokias lėkštes, skraidančias lėkštes, tokius įrenginius, kurie neaišku kam priklauso, neaišku iš kur jie yra kilę, ir tiesiog tas lėkštes, iš naujo perkurti. Ir yra renkami žmonės, kurie dirba su šiais kompartmentalizuotais projektais, tais užslaptintais projektais, jie yra atsargiai atrenkami, jie nėra, sakykime, aukščiausi valstybės pareigūnai, jie nėra, kaip pavyzdys, prezidentas, jie nėra niekas kitas, jie yra dažnai net paprasti darbuotojai, bet jie, aišku, dirba su slapta informacija, tai kaip pavyzdys Pentagono darbuotojai. Tai šitas memorandumas iš ties man
neslėpsiu, jisai man šiek tiek kraupiai nuskambėjo, beskaitant. Jeigu čia nėra melagystė, jeigu bent kažkiek yra tiesos tame memorandume apie tai, kas yra rašoma, tai jau iš ties sukelia labai daugybę klausimų. Tai kaip ir minėjau, jeigu yra bent kibirkštis šituose dūmuose, bent kibirkštis, tai labai daug keičia. Labai daug keičia. Aš nežinau, kaip ir minėjau, tai yra oficialiam kongreso puslapyje teikiamas dokumentas. Jisai, nežinau, ar jisai yra tikras ar ne, bet kadangi jisai yra oficialiam puslapyje, aš darau tą išvadą, kad jisai tikriausiai yra patikrintas ir tikras dokumentas. Dabar, ar jame yra teikiama tikra informacija, aš to negaliu pasakyti. Ar tai yra liudijimas to, kas įvyko, ar išties tas pokalbis su tuo admirolu įvyko, aš nežinau. Pats admirolas neigia, kad tai įvyko, jisai sako, kad tai yra netiesa, bet jame jisai rašo kaip dalyvis, kuris, žino apie tai, ką jisai kalba. Sakykime, jisai kalba apie tas lėkštes. Dabar, taip užbaigiant pačią šio vakaro, sakykime, temą, tai priminsiu dar vėlgi tą mūsų Deivą, kuris kalbėjo dar šiais metais kongrese apie tos visus matytus jo dalykus, sakykime, apie tos dokumentus, su kuriais jis susipažino ir apie tos dalykus, kuriuos jisai sužinojo, dirbdamas, sakykime, savo tą slaptąjį darbą ir panašiai. Esmė yra tame, kad jisai paminėjo apie tas lėkštes lygiai labai panašiai. Tai yra, jis minėjo, kad pirmosios lėkštės buvo rastos dar berods Benito Musolinio laikais. Tai yra dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Tai yra tarpukario metais. Įsivaizduokim, 20 amžiaus 3 dešimtmetis kažkur plius minus. 3-4 dešimtmetis plius minus. Suklydau. Tai jeigu tai yra tiesa, tai tiek Deivido pasakojimai, tiek atskiras apskritai dokumentas, tas minėtasis mano memorandumas, tas Deiviso ir Wilsono memorandumas vadinamasis, jie vienas kitą kaip ir papildo. Ir matot, susidėlioja tie tokie kaip ir taškiukai, kuriuos aš turėjau omeny. Nuo pat pradžių, ką aš bandžiau pasakyti, kodėl tas fenomenas darosi vis teisingiau ir teisingiau. Tai ką mes dabar turim ir ką mes šiandien išsiaiškinam, kad taip apipavidalint. Tai iš esmės mes turim 3 vaizdo įrašus iš armijos, iš Jungtinių Amerikos valstijų armijos, apie kuriuos jie išviešino, tiksliau jie atskleisti buvo dar 2016 metais, bet sekančiais metais, 17, jie buvo patvirtinti armijos, kad jie yra tikri ir kad iš ties yra nežinoma, kas tai yra per objektai, sakykim. Tada mes žinom, kad tokius dalykus žmonės matė jau nuo seno ir jie matė dar praėjusiam amžiuje. Mes žinom, kad pats lėkščių fenomenas, skraidančių lėkščių fenomenas labai pagarsėjo ir labai išpopuliarėjo jau po Antrojo pasaulinio karo. Mes žinom, kad buvo valstybė dėjo tam tikras lėšas ir kūrė slaptus projektus, kad būtų įmanoma išsiaiškinti, kas tai yra per objektai ir kas tai yra per fenomenas. Ir kad kartu naršant šitą fenomeną buvo daromos tam tikros pastangos neišsiaiškinti moksliškai, kas tai yra per dalykas, bet siekiant paslėpti tam tikras detalės apie tai, kas įvyko. Tai mes net žinome apie tai, gaunasi apie tą tikslą, valstybės tikslą, paslėpti tai arba kaip nors nukreipti dėmesį visuomenės nuo tai ir kad nebūtų atkreipti, gal net pajuokiamas šita tema. Tai valstybė net siekia pajuokti apskritai pačias lėkštės ir panašiai ir tuos matymus ir arba tai nuslėpti, nukreipti dėmesį, arba tiesiog pajuokti, tai padaryti tokį kaip juokingą mitą, sakykime, juokingą legendą. Bet kartu mes ir žinom, kad tam tikri dokumentai, kurie yra išviešinami, tam tikri dalykai, kuriuos mato kiti žmonės, tai kaip pavyzdys to vadinamoji Gary McKinnono minėtoji mano istorija, tai, ką jis matė, mes nežinom, bet kadangi jisai sukėlė tokią sensaciją, yra darytina išvada, kad galbūt jisai pamatė kažką išties, keisto. Galbūt jisai išties pamatė tą informaciją ir jisai gavo tą šiek tiek tos mėsos vadinamosios, sakykime, kuri pakeitė šiek tiek jo požiūrį į viską. Nes vėlgi pats Geris irgi tą patį minėjo, kad ta nuotrauka jį išties nustebino. Vismai jisai labai daug ką pakeitė jame. Tuo tarpu prie to paties tas minėtasis memorandumas Deiviso ir admirolo Wilsono vėlgi nesusijęs dalykas, bet jisai kalba apie tas pačias lėkštes, apie dalykus, kurie buvo rasti, sakykime, mūsų žemėje, nukritę ir kuriuos bando surinkti tos 5 akys minėtosios, tai tos didžiosios 5 valstybės, jų slaptosios tarnybos deda visas lėšas išsiaiškinti viską ir, ta prasme, surinkti viską.
Ir galiausiai mes turim šiuos metus, kada mes kalbam apie Deivido, minėtojo Deivido, tą visą išplepėjimą, galbūt sakykime, prieš kongresą. Ta prasme, kuriame daugiau mažiau jo istorija pradeda sutapti su tuo, ką mes šiandien išsiaiškinom. Tai kad iš esmės tai yra labai senas fenomenas, kad jį tikėtina, kad pirmosios lėkštės buvo randamos dar Benito Musolinio laikais, tai yra tarpukariu, kaip minėjau, 4-ojo dešimtmečio metu dar. Ir kad valstybės deda visas pastangas surinkti tas lėkštes, paslėpti visą tą informaciją nuo visuomenės, kad nesukeltų didelės panikos ir panašiai. Ir kartu bando slaptais projektais ir slaptu juoduoju biudžetu atkurti tas lėkštes, kad jos būtų naudojamos kaip ginklai galbūt. Tai čia taip susumavus plius minus patį dalyką. Ir jeigu tai yra tiesa, jeigu visame tame, ką aš pasakoju, yra bent dalis tiesos, tai iš ties verčia susimastyti. Ir aš nežinau, gal net ir šiek tiek baugina. Nežinau, ar jūs tai baugina? Ar jum tai sukelia kažkokį nerimą, ar daugiau tokį, kaip ir, fantazijos galbūt pakelia, gal net nuotaiką gal pakelia kai kuriem, nežinau. Mane tai šiek tiek baugina, aš neslėpsiu, nesu labai drąsus gal žmogus šiuo atveju, bet man tokie dalykai, primena tą pirmykštę baimę, kur aš ir minėjau, kai buvau mažas vaikas ir pirmą kartą pasižiūrėjau tą Macphersono vaizdajuostę, kuri nors ir yra netikra, bet jinai šiek tiek man, pakeitė mano tą požiūrį, tai šiek tiek baugina ta nežinia ir nežinai, su kuo tu susiduri. Tai jeigu bent kažkiek yra tiesos visose šiuose pasakojimuose, visame šiame fenomene, jeigu yra bent kiek tiesos, tai iš ties gali būti, daug ką keičiantis dalykas, tai gali pakeisti mūsų visuomenę. Iš esmės taip, aš net nejuokauju. Ir su laiku manau, kad atsiras vis daugiau ir daugiau informacijos apie tai. Mes daugiau sužinosim dalykų, daugiau šaltinių galbūt gausim, galbūt daugiau žmonių atsiras tokių kaip Deividas, kurie atsistos prieš kongresą ir, ta prasme, nuspręs liudyt, davė priesaiką apie tai, ką jie matė, galbūt jau šį kartą ne tai, ką jie tiesiog girdėjo iš kolegų, bet ką jie jau patys matė. Tikiuosi mes tą pamatysim ir šios radijos stoties bus tokia esmė. Aš jums pasakosiu įdomias istorijas apie NSO, apie tas keistenybės ir tikiuosi, kad pavyks tą padaryti ir jau kitą savaitę. Kaip minėjau, šiaip žmonės, kurie pasako apie tokius dalykus, bent jau Deivido teigimu, dažnai dingsta arba miršta. Sakykim, tai tikėkime, kad manęs toks likimas nelaukia. Aš čia taip juokauju juodai šiek tiek, bet tikiuosi, kad pavyks man iki kitos savaitės išlaukti ir jums papasakoti daugiau ir įdomesnių galbūt istorijų ir galbūt plačiau jas papasakot. Tikiuosi nenuvyliau šiandien, tai tikiuosi man pavyks išgyventi iki kito savaitgalio ir jūs toliau dominti šitokiom istorijom, tom mystikom ir tom NSO. O iki to laiko, turėsiu jūs palikti, jau pagaliau ir duoti pasiklausyti geros muzikos, nežinau, šiek tiek atsiprašysiu, aš jau net per ilgai šneku šiandien, bet tikiuosi sudominau, tikiuosi per daug neįbauginau ir tikiuosi, kad pasiliksit su mumis, pasiliksit su Sol FM, o jeigu ką, tai parašykit man, paskambinkit, paklauskit ko nors, ar jums apskritai atsakykite klausimą, ką jūs manote apie patį fenomeną, ar jums tai atrodo įtikinama, ar jūs apskritai esat nusiteikę būti visiškai skeptikais ir jūs manot, kad viskas, kas susijęs su skraidančiom lėkštėm, yra paprasčiausiai netiesa. Parašykit, paskambinkit, pateikit savo nuomonę, aš viską išklausysiu, o iki to laiko aš jūs kaip ir paliksiu toj ramybei, pasiklausykit geros muzikos bent jau. Viso geriausio, iki.